ar šitą situaciją su labai svarbiais pradingusiais dokumentais yra kažkaip komentavęs pats valstybės vadovas Vytautas Landsbergis? Ne, aš bent negirdėjau. Na, tada aišku. Aš bandžiau su juo užpernai po jo kalbos medininkų poste, aš jam paskambinau. Ir padėkojau jam už tai, ką jis pasakė, kad medininkų poste vyrai priešinosi. Ko nėra net medininkų baudžiamojoje byloje pasakyta, ten yra visiškai tiesos neatitinkanti versija teisme patekusi. Prokurorui nepateikus visų įrodymų į teismą, kaip ten iš tikrųjų viskas vyko. Jis pasakė Gitanui Nausėdai, tikiuosi, kad dar kol gyvas Vytautas Landsbergis atsiras, kas Lietuvoje tyria prokuroro netyrimo. Prokurorų nusikaltimus, taip pavadinkime, paprasčiau. Teisiškai taip, bet Vytautas Landsbergis taip įvardino. Ir aš Vytautui Landsbergiui pasiūliau, kaip jūs, sakau, teisingai pirmininkė pasakėt, kol dar esam gyvi, padarom kažką drauge. Taip, buvo daug nustebimo dėl to, kad aš kalbuosi su juo, telefonu kalbėjomės. Nebuvo pasakyta ne, tai vienas iš dalykų, ką aš norėjau pasiūlyti, drauge padaryti, tai visų pirma šitos dokumentus susigrąžinti. Aš taip pat norėčiau sužinoti vis tik, koks yra likimas taip vadinamų KGB dokumentų išvežtų iš KGB rūmų Vilniuje 91 metų spalio mėnesį, po to, kai aš buvau išvykęs į komandiruotę savaitę Paryžiuje ir savaitę Urugvajuje, kur pavyko prastumti Lietuvą į Interpolo organizacijos narius, metinėje konferencijoje Interpolo. Ir grįžus pamačiau, kad pakeistas buvo mano paskirtas, aš buvau atsakingas už inventorizavimą kaip ministro pirmininko pavaduotojas KGB dokumentų ir turto. Be mano žinios buvo pakeistas pastatas saugojęs aras ir viena iš pirmųjų naktų buvo išvežti KGB dokumentai, kurie buvo maišuose, bet dar nebuvo inventorizuoti. Tai buvo KGB surinkti dokumentai apie mūsų inteligentiją ir išeiviją. Tai yra bene svarbiausi dokumentai. Tai yra apie tuos žmonės, kurie yra svarbiausi pagal KGB požiūrį. Taip, inteligentija tai yra vis tik tai kelrodis visuomenės darinys. Ir tuo metu prieš tai buvau paprašytas pavadovauti VSD ir mano vadovavimas VSD tyrė, sekė pėdsakais šitų išvežtų dokumentų. Žino maršrutą, kuris vinguriavo Vilniuje, vinguriavo Lietuvoje, galų gale nuvinguriavo iki Kauno ir Kaune buvo tie pėdsakai paskutinieji. Tai toje vietoje prasidėjo VSD reorganizacijų, kurias inicijavo Vytautas Landsbergis, kaskadas, po kurio galų gale VSD vadovų buvo ir nacionalinio saugumo tarnyba tarpinė įsteigta ir ten skiriami vadovai įvairūs. Buvo paskirtas Gajauskas, Balys. Ir tokiu būdu kai kas tikisi, kad galai į vandenį sukišti. Aš taip suprantu. Bet Vytautas Landsbergis manęs paprašė, kad aš pasikalbėčiau su savimi. Aš su savimi Vytautai Landsbergį pasikalbėjau, esu pasiruošęs kartu su jumis padaryti Lietuvai gerą darbą. Nesvarbu, kaip žmonės į tai pažiūrės. Aš manau, tie dokumentai, visi dokumentai turi atsidurti valstybės institucijose, archyvuose.